Aš sveikinuosi su kultūros ministru Šarūnu Biručiu. Labas rytas. Labas rytas. Ministre, kokius darbus pradėtus praeitos kadencijos manote būtina tęsti šioje kadencijoje? Reikia pasakyti, kad visus gerus darbus reikia tęsti visada. Ir tų darbų tikrai yra daug. Daug pradėtų, daug nepradėtų darbų. Vienas iš svarbiausių mano jau darbų atėjus, tai yra pirmiausia suformuoti savo komandą. Tai yra žmonės, su kuriais artimai reikia dirbti. Tai yra tikrai nelengvas darbas. Ir vakarą jau pas mane pradėjo dirbti visi žmonės, 2 patarėjai ir atstovas spaudai. Taip pat 2 viceministrai jau dirba, dar vienas viceministras pradės dirbti artimiausių laikų. Dabar iš darbų, tai pirmiausia, labai skubus darbas ir labai svarbus darbas, tai yra kultūros tarybos suformavimas, nes praeitais metais buvo priimtas kultūros tarybos įstatymas, kuris sako, kad daugelis darbų, kuriuos darė ministerija anksčiau, ypatingai kas liečia finansavimo kultūros, tai bus perduota atskirai institucijai, kultūros tarybai, kuri bus savarankiška institucija, kuri formuojama iš įvairių kūrybinių organizacijų atstovų. Ir tai yra visiškai naujas reiškinys, analogas būtų mokslo taryba, kuri veikia Lietuvoje. Manau, kad tą darbą mes per artimiausią mėnesį pabaigsime ir kultūros taryba pradės veikti. Taip pat yra kiti darbai, kurie labai tokie, sakykime, svarbus, tęstiniai. Tai yra kultūros finansavimo klausimai. Reikia pripažinti, kad iki šiol, kultūros finansavimas iš Europos struktūrinių fondų paramos buvo praktiškai nulinis, jeigu taip žiūrint tiesiogiai. Dalis finansavimo būdavo per verslo prizmę, tai yra per LVP, Lietuvos verslo plėtros agentūrą, ar per kitas organizacijas. Tačiau kaip kultūrai, kaip tokiai sričiai, europinio finansavimo nebuvo. Todėl mes dedame didžiulės pastangas, kad nuveikti paruošiamuosius darbus ir 14-20 metų, tai yra finansinėje perspektyvoje Europos, turėti eilutę, taip galima pasakyti, skirtą kultūrai. O kultūra tai yra plačiaja prasme, ypatingai didelių, sakykime, investicijų arba paramos reikalauja mūsų paveldas. Tai paveldo objektai, jie nėra tikrai geriausiai būklėje ir tam turi ir valstybė, ir kitos institucijos arba privatus asmenys skirti didesnį dėmesį. Pirmąją savaitę, darbo savaitę ir ne tik pirmąją, skiriate susitikimams su kultūros atstovais. Su kuo jau susitikote, ir ką sužinojote, kur tie esminiai dalykai, kokių reiktų imtis ir spręsti? Reikia pasakyti, kad tų susitikimų labai daug ir jie labai intensyvūs. Kultūros visuomenė, jinai labai marga yra. Pažymėčiau kelis pirmuosius susitikimus, tai ir kultūros ir meno taryba. Toliau buvo su kultūros paveldo taryba, su kino centru ir kino atstovais, tai yra su kino visuomenė. Buvo susitikimas, daug susitikimų su ambasadoriais dėl mūsų, sakykime, bendrų kultūros projektų, dėl mūsų atašė, kurie atstovauja Lietuvą tose šalyse. Ir begalė kitų susitikimų ir iš tų susitikimų dėliojasi darbotvarkė. Artimiausi prioritetiniai darbai, tai kaip minėjau, ir kultūros taryba, ir kino taryba, kultūros ir meno taryba tokia yra veikianti, jos vieta. Mes galvojame suformuoti ministerijos kolegijai, kurią įtraukti žinomus menininkus, turinčius autoritetą Lietuvos kultūros visuomenė. Tai tie darbai tokie netidėliotini, svarbus. Aš manau, kad svarbu atrasti supratimą ir tokį pastovų dialogą su visa kultūros visuomenė. Tai yra labai svarbus toks
uždavinys ir kad jų balsas visada būtų girdimas, kad jų nuomonė būtų gerbiama ir jinai įsikomponuotų į bendrą kultūros politikos formavimą. Jūs užsiminėte apie susitikimus su Lietuvos kino centro atstovais. Na, prieš naujuosius 2013 metus kilęs buvo tam tikras erzelis, kai vienas kino kritikas kreipėsi į kino centro atstovus ir sakydamas, kad jie tą finansavimą, kurį gauna, tiesiog išsiskirsto apdovanojimus vos ne savo viduje ir savo nariams. Kaip, ministrė, manote, bus įmanoma unifikuoti kino kūrėjus, kad nebūtų tokio susiskaidimo ir skyros tarp kino kritikų, kino kūrėjų, kino atstovų? Matot, kinas irgi yra labai įvairus ir unifikuoti tiesioginio žodžio prasme matyti neįmanoma. Kaip tik tie skirtumai turi išlikti. Reiškia, ir mes skatiname, kad kino įvairovė išliktų, nes ir pasaulyje tendencijos, reiškia, tai yra naujovės kine, tą mes matome. Mes norime įdomaus kino, bet tuo pačiu mes norime ir aukštos meninės vertės kino, taip galėčiau pasakyti. Todėl suderinti tuos du dalykus, o kartais ir komerciją, ir meną kino, tai nėra taip paprasta. Todėl dažnai mes matome tokių pigių, sakykime, komercinių filmų, ypač galbūt televizijos to naudos, bet tai irgi reikalinga. Tai yra niša, kuri užpildoma ir galbūt kuri mažiau reikalauja paramos, mažiau reikalauja investicijų, bet norint sukurti stiprų, gerą filmą, tam reikia didelių investicijų. Mes be abejo negalime sukurti kaip valstybė kokį 100 gerų filmų. Mes galime išleisti 100 knygų, reiškia, bet filmuose, kuriant kiną, be abejo investicijos yra žymiai didesnės ir tie mastai, reiškia, projektų yra žymiai didesni. Todėl be abejo reikia kalbėtis. Reikia kalbėtis visiems. Tam ir yra sukurta kino taryba. Dabar pavasarį, artimiausių metų mes įkursime tokią kino, sakykime, politikos formavimo grupę, kuri turėtų atsakyti į daugelį klausimų, nes valstybės skiriamos lėšos kinui kurti, jos gana ribotos yra. Ir nustatyti teisingus prioritetus, bet nenuskaudžiant nieko ir kad nebūtų, reiškia, tokių atskirų pareiškimų. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Todėl svarbu, kad visos šalis, tiek prodiuseriai, tiek režisieriai, tiek filmų kūrėjai dalyvautų tame, sakykime, galbūt dialogė su ministerija ir su kino centru įkurtu. To mes siekiame ir aš manau, kad artimiausių metų tų konfliktų, kurie galbūt iki šiol buvo, nesant kino centrui, reiškia, pabandysime išvengti. Kaip tai pavyks, parodys ateitis, aišku. Dar vienas klausimas, jis paskutinis. Jautri labai tema regionų kultūros politika ir akivaizdu, kad ten reikia pritraukti investicijų, kad ir Klaipėdos dramos teatro pavyzdys, stovintis gražus teatras, nesibaigiantis rekonstrukcijos darbai. Kaip pritrauktumėt lėšų, pritrauksite, kas planuose? Teisybės dėlė reiktų pasakyti, kad visgi sunkmetis matyt pakoregavo valstybės investicijų, programos, galimybės, tame tarpe ir kultūrai. Šiandien pinigai skiriami regionų investicijom į kultūrą yra labai nedideli, tai yra 19 milijonų. Tai su tokiais pinigais, reiškia, be abejo, kad didelių darbų, mes labai didelių darbų padaryti negalime, nes tai eina ir kultūros centrai, ir muziejai, ir bibliotekos. Tai aš manau, kad požiūris irgi turėtų pasikeisti, tiek visuomenės, tiek politikų, bet aišku, reiktų solidariai susitarti dėl prioritetų. Visada prioritetai, reiškia, nuo senovės laikų matyt buvo pirmiausia duona. Kaip sakant, žaidimai jau po to. Tai šiuo atveju aš manau, kad kultūra nėra žaidimai. Kultūra yra ta pati, reiškia, duona, bet jinai galbūt ne fizinė prasme, bet
dvasinė prasme. Ir tam mes turim skirti atitinkamą dėmesį, ne taip, kad sustabdom, nurėžiam, reiškia taip ir paliekam. Ir atrodo, kad viskas gerai. Tai tie klausimai bus sprendžiami tiek vyriausybėje, tiek Seime, o dėl teatrų, arba konkrečiai jūs paminėjot Klaipėdos dramos teatrą, be abejo, ten laukia didžiuliai darbai, didžiuliai statybos darbai, lėšų klausimą reikės spręsti. Aš visada skatinu ir prašau, reiškia, mylėjai, pasistengim pritraukti, reiškia, rėmėjus. Kalbant su visų teatrų vadovais, nes valstybė pati nėra išgali, reiškia, pilnai finansuoti. Todėl mecenavimas yra viena iš formų, kada galima pritraukti lėšų kultūrai, tai pasaulyje yra labai plačiai daroma. Kągi, ministrė, dėkuoju už pokalbį ir linkiu gražios dienos. Ačiū Jums.